Labas vakaras, gerbiami Teisės fakulteto televizijos žiūrovai, ir mes pradedame naują laidų ciklą. Nelaimingas, o gal laimingas, o gal kažkoks kitoks, žodžiu, studentų gyvenimas. Tai ir mes kalbėsime per šią laidą apie viską, nuo iki, ir kokios rovės bus, ir apžvelgsime abi sienos pusės. Ir sužinosime daug labai įdomių dalykų ir manau, jums, nekrikštams pirmakursiams, tai labai pravers. Na, pirmiausia, mes stovime, operatorius, prašau rodyt, mes stovime prie Teisės fakulteto pastato, štai matome, koks didingas ir gražus. Na, jisai čia tokios kokofonijos stiliaus, kaip sakant, dera visi stiliai, ir raudonų plytų lubos, ir fabriko fasadas. Na, nenuostabu, kad čia buvo anksčiau papirosų fabrikas, tai dėl to tas pastatas ir vis tiek, kaip sakant, neatsikratė savo tokio veido, tik tais dabar tai yra nebe papirosų fabrikas, tai dabar yra teisininkų fabrikas. Na ir mes užeisime į vidų ir pafilmuosime, kas yra viduje, ir pamatysime, kaip gražu ir nuostabu ir kokiais tamsiais koridoriais reikia žygiuoti, kad patektume iki to Teisės fakulteto dekanato. Eikit, netiesioginis eteris. Drąsu gali pasifilmuoti, čia pornuškę sukam tai. Labai gerai, viena mergina ir daug vyrukų. Tai tu eik, ir eik. Nu ir einu. Ką? Tai va, štai pastatas, čia kažkoks neaiškus ženklas virš durų, JSM, aš nežinau, ką jis reiškia ir iki dabar neįsiaiškinau, bet jis mums nelabai svarbu. Šis pastatas štai va, turi ir liftą. Ir modernų liftą, bet žinote, ką aš jums pasakysiu, to liftu į Teisės fakultetą jūs nepakilsite ir nepateksite. Ir žinote kodėl? Todėl, kad Teisės fakulteto administracija ir Teisės fakulteto vadovai nori, kad studentai palaikytų gerą formą ir sportuodami liptų iki pat 3 aukšto. Ir tai nėra vienintelė priežastis. Dar viena priežastis, kad ko žmonės eina į Teisės fakultetą? Pagalbos. Ne? Nu, bet koks dažniausia priežastis kokia? Dažniausia priežastis yra eina skūstis ar priekaištauti. Tai, na, čia yra taip klaidų patekti pas juos ir lipti reikia tiek daug laiptelių, kad kartais žmonėm ir praeina noras. Todėl lankytojų besiskundžiančių ten tikrai nedaug. Na, vėjami pagalbos užlips ir iki 5, ir iki 6, ir iki 8 aukšto. Na, čia yra kaip kažkokia tai sekta, kuri neaišku, kuom užsiminėja, ir mes pabandysime pakalbinti kelis personažus iš šio būrelio, kurie yra labai įdomus. Jūsų pirmininkavimas išsiplėtė iš Teisės būrelio ribų. Mes jau galime pradėti taip. Tai sveiki dar kartelį, mes esam posėdžių salėje ir man labai didelis malonumas ir garbė sėdėti čia tarp štai šitų žmonių, kurie juokiasi iš manęs dabar, nesvarbu, nieko, ateis laikas, pasijuoksimės iš jų. Gerai, tai norėčiau pakalbinti pirmiausia 4 kurso atstovą, ir ne tik 4 kurso atstovą, nusipelniusi Teisės fakulteto narį, labai veiklų žmogų, Donatą Nėnių. Labą dieną. Labą dieną. Mes žinome, kad jūs labai veiklus žmogus ir turite labai daug veiklų, ir būtų labai įdomu sužinoti, kokios priežastis tokio veiklumo jūsų yra. Čia labai asmeniškas klausimas. Supratau, tai labai daug informacijos gavome apie Teisės būrelį, apie mokslo žurnalą Teisės apžvalga. Dabar norėtume pakalbėti apie jūsų grupiokus. Kokie jūsų santykiai su grupiokais? Labai paprasti, draugiški, šeiminiškų, kiek žinau, dar santykių neatsirado, o visokie kitokie, manau, kad jie egzistuoja. Supratau, ar mylite savo grupiokus? Mylime, bet nesimylime, kaip ir minėjau. Ačiū Donatui. Na, dabar perėsime prie 3 kurso atstovo. Tai yra Ryčio Andriuškevičiaus. Be kita ko, taip, Teisės mokslo būrelio valdybos nario. Labas Ryti. Labą dieną. Tai to paties klausimo paklausiu, kodėl nusprendėte mokytis VDU Teisės fakultete? Apskritai, socialiniai mokslai man patinka labiausiai ir teisė man yra kaip pagrindas, bet dar siekiu ir politikos ir ekonomikos gretutinių specialybių. O ar akademinė karjera, ar praktinė veikla, apie tai nuspręsiu vėliau. Ką Ryti pasiema ateinantį pasimatymą su mergina? Tušinuką, sąsiuvinį,
Tai viskas, kas susijęs su paskaitomis. O asmeninių daiktų tai priklauso kiekvienais atvejais vis kitaip. Žinome, kad viešėdamas Tailande studijavote porno aktorystės. Kas paskatino pasirinkti tokią profesiją? Kaip sako, daug šeimų skiriasi, ką gali žinot, gal gyvenime buitį pravers, supranti, viskas gali susigadyti. Ką manote apie dėstytojus? Šiaip aš natūralios orientacijos, man moterys labiau patinka, bet jeigu apie dėstymą, tai bijočiau skirti ką nors dėl to, kad visi yra protingi, nėra kvailų, kurie slėptų gudriai, kad yra kvaili, bet visi yra protingi. Ar esate nors kartą prisivertęs išgimdyti nors vieną protingą sakinį paskaitoje? Geriausia, kai yra natūraliai gimsta kas nors nauja. Aš Aušra Labokaitė, dėstu anglų kalbą jau 10 metų, o teisinė anglų kalba 1-2 metus. Teko pastebėti, kad kiekvienas fakultetas turi savo charakterį. Verslininkai paprastai būna gana įžuloki, o teisininkai yra tarp humanitarų ir tarp verslininkų ypatingos. Norėjau paklausti, kaip į lietuvių kalbą išversti sakinį I love you? Neįmanoma. Reikia mąstyti kaip lietuvis. O ką sakot, kai studentai labai gerai išlaiko jūsų egzaminą? God damn it. O kai išlaiko blogai ir ateina prašyti geresnio pažymio? Get lost. O patarimo? Turbūt irgi get lost. O kai sako, kad jie alkani ir nori pertraukos? Pick cabbages, like a rabbit. Kokie įspūdžiai apie teisės studentus? Teisės fakulteto studentams pastebėjau, kad labai turi daug gerų savybių tinkančių šiai specialybei ir džiugu labai. Kodėl pasirinkote teisę? Sakykime, su teisė visiškai atsitiktinai. Tai yra baigus anglų kalbos ir literatūros studijas, suplanavus išvykimą į užsienį. Metams laiko staiga netikėtai sužinojau, kad yra teisės studijos magistrinės VDU. Ir sakykime, įstojau ir tai pasisuko gyvenimas. Kodėl jums patinka nusikalsti? Todėl, kad viskas aišku, konkretu ir, sakykime, nusikaltimai man patinka ir iš tikrųjų tai yra kasdienybė. Kokius filmus žiūrite laisvalaikiu? Kai žmogui nukertama galva, atskiros kūno dalys. Kur baisiausia, ten juokingiausia. Mes galvojam, kaip jūs ištveriat tai, kaip jums, kaip sakant, nenuraustat, tokius, aš aišku jau dabar per eilę metų pripratus, bet kaip buvo pradžioje, ar sunku dėstyti tą teisę, kai yra tokie žiaurumai, galima sakyti, tam tikrose bylose ir taip toliau? Tikrai ne, iš tikrųjų galbūt baudžiamąją teisę užsikabinau, kadangi turėjau labai puikų dėstytoją, būtent Pivoriūną, kuris dėstė visus tos nusikaltimus iš tikrųjų su jumoru ir greta to Riomerio buvusi prorektorių Pečkaitė, kuris irgi labai mokėjo įdomiai ir gražiai pateikti tos nusikaltimus. Ką galėtumėt palinkėti būsimiem esamiem studentam ir esamiem pirmakursiam, kurie tik tais įstojo į šitą mūsų bendruomenę? Mokytis, nes žinios iš tikrųjų visko pagrindas ir tuo pačiu džiaugtis gyvenimu ir nepamiršti, kad yra studentai ir tai išnaudoti. Sveiki studentai, ir mums šiandien labai pasisekė, nes su mumis susitiko pasikalbėti vienas iš populiariausių ir dviprasmiškas emocijas sukelianti dėstytoja, tai yra Tomą Berkmaną. Sveiki. Labą dieną. Aš prisiminiau, kad kiek kalbinom studentų trečiakursių, kurie jau susipažino su jumis. Ir klausimas buvo toks, koks dėstytojas jums paliko didžiausią įspūdį. Ir vienareikšmiškai visi atsakė, kad tai yra Tomas Berkmanas. Ir kaip jūs manate, kodėl? Ar tai dėl jūsų, kaip dėstytojo įgūdžio, ar dėl jūsų žinių, ar dėl charizmos, ar dėl grožio vidinio? O, mama mia, irgi toks provokuojantis klausimas. Nežinau, šiaip kadangi yra čia tos apklausos, ar ne, studentai rašo savo nuomonę, ar ne, apie kurso pabaigoje ir mes jas visi gilinamės, rimtai labai skaitom ir paskui stengiamės būti vis geresni. Tai įsiminiau tik vieną tokį parašymą, parašė, kad dėstytojo labai gražus balsas. Kągi reiškia tas toksai berkmaniškas šypsnis? Ar tai, kai studentai labai nusikalba kur nors ir jums sukelia juoką, ar... Ne, tai kai žmogus šypsosi, jam yra gera.
tiesiog gerą emociją, bet visiškai pozityvia prasme. Jūs jaučiat malonumą, reiškia, paskaitų metu, kai dėstot, perteikėt savo žinias studentams? Kiekvienas turėtų jaust, nes tai tas darbas, kurį dirbi, turi būti malonus, tai manau taip. Na ir studentam norėčiau priminti, kad per šio dėstytojo, reiškia, egzaminus, kai žiūrėsite į klausimus, nenustepkite, kad gale klausimų nėra klaustuko, yra reikšmingi daugtaškiai. Tai dėl to mums kartais būna sudėtinga. Kodėl pasirinkote dėstytojo, kurio paskaitose ir egzaminuose yra beprotiškai sunku amplua? Sunku pasakyti. Šiaip viskas, kaip ir daugelis dalykų gyvenime atsitiktinai, sakyčiau. Taip, nieko aš čia nesirinkau. Kaip manote, ar patinka studentams neišlaikyti jūsų egzamino? Iš tikrųjų, tai sunkus klausimas tam tikrą prasme. Daugumai iš tikrųjų tas dalykas nelabai patinka, bet jau tie, kuriem patinka, tai patinka iš tikrųjų. Kokį autorių rekomenduojate skaityti prieš miegą? Toks įdomus klausimas, labai jau mokslinis iš karto. Turbūt reiktų nuo Wittgensteino pradėti, jeigu taip rimtai atsakyti tą klausimą. Ką galite pasakyti apie Kelzeną? Oi, koksai negeras klausimas. Neatsakysiu šitą. Neskaitėte? Net nežinau. Turbūt, jo, turbūt. Neskaitėte, nes tingėjote? Taip, būtent, teisingai. Ką galite palinkėti studentams? Gal koks čia gali būti palinkėjimas? Žinom, kad teisininko profesija yra tokia, sakykime, gal sausa tokia ir turbūt visi suprantam, dėl ko einama į ją, tai praktiškai žiūrint, ar ne, ten geri uždarbiai ir taip toliau. Bet nepaisant to, linkiu neprarasti, sakykime, noro iš tikrųjų turiningai gyventi. Ką galėtumėt? Tu prasme, kaip jums patinka čia mokyti? Smagu, ačiū Dievui, baigiu. O kaip grupiokai? Liuks šauniausi pasaulį. Laisvalaikį leidžia? Irgi gerai, be grupiokų, bet ką padarysi. Gerai, ateina rimtesnė žvaigždė. O jūs esate studentė turbūt teisės, ne? Ne, aš čia nestudijuoju. Jūs nestudijuojat, ne? O kodėl jūs nestudijuojat? Prasme, tingit ar nesugebat, ar pažymiai jūsų? O jūs vidurinę mokyklą baigus esat? Esat baigus? O tai kur užaugot, prasme, tai kaime su šakėm grėbėt šieną? Taip. Su šakėm grėbėt šieną. Viskas. O iš vis, o jeigu jūs ne studentė, kodėl jūs čia, kokia priežastis, kad jūs čia esate? Tarp kitų, baig.